Tai sveiki, tai va vėluodamas, bet sveikas ir gyvas atvažiavo pas mus poetas, mūsų kraštietis, Almis Grybauskas. Ir atvažiavo ne šiaip savo, šiandien pakalbėsim apie naujausią jo rinkinį, šiais metais pasirodė, išleido leidykla Slinktis ir netgi Rūtelės Slinkčių dabar atstovės klausiau, kaip tiksliai perskaityti šitą pavadinimą. Bėgliai debesis, bet to ženklo aš nemoku. Begalybės ženklas. Gerai, tai aš tuoj paaiškinsiu, susiradau. Taip. Tai visų pirma, čia netaip reikia skaityti. Čia yra eilėraštis, klasikinis japoniškas haiku, jeigu žinote. Haiku trieilis, kuriame yra 17 skiemenų. Klasikiniai, geriau matysiu veikinių turbūt. Klasikiniai haiku, kaip žinote, buvo rašomi hieroglifais. Kadangi aš hieroglifų nemoku japoniškų, tai aš pasinaudojau vienu tarptautiniu hieroglifu, kurį palieku kiekvienam skaitytojui perskaityti savarankiškai. Nes kas domėjosi haiku, tai turbūt žinote, kad yra pasaulinėse haiku antologijose, kiekvienas haiku yra verčiamas į, pavyzdžiui, į anglų kalbą 4 variantais. Nes hieroglifams yra tas būdinga, kad hieroglifas turi daug reikšmių ir nėra kažkokios vienos fiksuotos. Tai būtent ir šitas hieroglifas taip pat neturi fiksuotos prasmės, tai yra gramatinės formos neturi fiksuotos, kiekvienas skaitytojas gali perskaityti savarankiškai. Taip, kad čia reikia skaityti kaip japonišką trieilį haiku pavadinimą. Bėgliai debesis. O kaip jūs perskaityt garsiai? Tai aš turiu keletą variantų irgi. Pavyzdžiui, bėgliai, begalybėje, taškas, debesis. Vienas iš variantų. O kiti, improvizuokit kiti, kaip jums išeina. Aišku. Bėgliai, begalybėje, taškas, debesis. Nebūtinai tokia forma. Galima, pavyzdžiui, bėgliai, taškas, begalybė, taškas, debesis, taškas. Kaip jums patinka. Arba dar kitaip. Begalybė ir daugiskaitą turi, ir visus linksnius, taip kad šansų yra sublizgėti. Tai va. Taip, išleido leidykla Slinktis šiais metais ir tai yra 8. jūsų poezijos rinkinys. Aš paskaitysiu, kas viršelyje ketvirtam parašyta. Naujausiame poezijos rinkinyje bėgliai, begalybėje, taškas, debesis. Aš taip skaitysiu. Autorius tęsia intelektualios poezijos kryptį, atsigręžia į modernizmo ištakas ir kryptingai juda per meno istoriją, tekstus dedikuodamas svarbiausioms 20 amžiaus figūroms. Egonui Šylei, Paului Selanui, operos veikėjų paverčia Richardą Gavelį, apie kalbą diskutuoja su Algirdu Juliumi Greimu, eilėraščiuose atsispiria nuo Rainerio Marijos Rilkės citatų, kalbasi su latvių modernistais, pamini daugelį kitų. Asmeninę kūrybą papildo 6 poetų vertimai į lietuvių kalbą, tai galima rasti ir Pasternako išverstus eilėraščius, ir Tiučevą, ir kitų žodžių. Ši knyga erudito ir talentingo poeto santykis su savo autoritetais ir amžininkais, sukauptos patirties ir žinių refleksija, išskirtinė galimybė pažvelgti į kultūrai atsidėjusio žmogaus vidinį pasaulį bei intelekto procesus. Tai va. Ir tikrai aš pats skaičiau šitą knygą ir tai knyga, jūs negalvokite, kad labai paprasta ją skaityti, tai tikrai labai intelektuali poezija, reikalaujanti labai didelės koncentracijos, susikaupimo ir netgi žinių, turbūt apsiskaitimo. Ir Alme, aš jūsų noriu paklausti iš karto, šiais laikais rašyti tokią poeziją nėra kažkokios grėsmės, sakykime, atbaidyti patį skaitytoją, nes mes tikriausiai suprantame, kad viskas
greitėja, visiems norisi, aš beje pastebėjau, kad kuo pagal ilgumą eilėraščių, kuo eilėraštis trumpesnis, tuo jį daugiau žmonių perskaito, ilgesnių netgi jau nemėgsta žmonės skaityti, o čia dar reikia ir mąstyti. Tai aš galiu atsakyti, kad čia turbūt grėsmė kyla skaitytojui, kad jisai greitai gali likti prie abėcėlės, kur ABC nemokės paskaityti. Taip. Tiek. Nu, žodžiu, ne kiekvienam viskas yra prieinama. Tai yra suprantama. Aš atsimenu, dar labai įdomi buvo statistika. Sovietiniais laikais ėjo toks žurnalas Knygotyra. Ir jame vieną kartą radau tokią įdomią anketą. Jame, pagal tą anketą, Lietuvoje grožinė literatūra apskritai iš visų skaitančių, apskritai iš kažką skaitančių žmonių savo gyvenime grožinę literatūrą skaitė. Tiksliai dabar nepamenu, kiek grožinę skaitė, bet tarp 50 ir 60% skaitytojų. Žmonių mokančių skaityti. Tame tarpe poeziją skaitė, spėkit, kiek procentų pagal tą anketą. 5. Jūs optimistai. Pagal tą anketą buvo 2%. Taip, kad buvo, aš manau, ta pati problema net ir tais sunkiais sovietiniais laikais, o dabar, kai pasirinkimo yra daug daugiau negu tada, tai aš manau, kad tas procentas dar mažesnis. Bet tai nėra vien tik tai mūsų, o čia Elektrėnų ar Vilniaus problema, ar vien Lietuvos problema. Aš manau, tai yra visos mūsų vadinamosios Europos civilizacijos problema. O galbūt net ir visos žmonijos problema. Ką žinau. O ta problema persisotinimo kažkokia? Ne, problema ta, kad masinė kultūra užima vis didesnius plotus ir didžioji dauguma žmonių masinę kultūrą tik tai ir apsiriboja. Poezija savo prigimtimi yra elitinė. Ir taškas. Komentarai baigti. Almi, o jūs, sakykite, vis tiek kaip poetas šiuolaikinę lietuvių poeziją sekate, domitės, aš taip norėjau iš karto paklausti, pavyzdžiui, jūsų manimų, kokie šiandien? Gal irgi skurdėja? Nesu aš, kaip sakoma, kompetentingas į tokį sudėtingą klausimą atsakyti, nes iš tikrųjų tai aš jos neseku. Paprasčiausiai tai, kas yra rašoma dabar, man yra neįdomu. Taip. O laiko man likę gyvenime netiek daug, aš turiu dar labai daug ką perskaityti, kol dar įstengiu paskaityti, sokiniais jau aišku. Taip, kad skaičiau dar iš tokių autorių, kurie mane kažkada iš senesnių laikų buvo sudominę. Tai tuos dar skaičiau, kol buvo gyvi, kai jų nebėra gyvų. Tai ir praktiškai aš nelabai ką ir beseku. Tai aš spaudoj skaičiau, Kęstutį Navaką turite omeny. Kęstutį Navaką ir... mat ir pavardėjau man. Gedgaudą. Gedgaudą, Valdą Gedgaudą. Taip, ačiū. Tame pačiame interviu, beje, interviu su jumis darė tokia rašytoja jauna yra Lina Simutytė, galbūt girdėjote. Tame interviu jūs minite, kad jūsų mama yra buvus rajoninės Ariogalos bibliotekos vedėja. Ir ar galima sakyti, kad tai buvo, pavyzdžiui, kertinis dalykas jūsų gyvenime, pastumėjęs jūs į tą poeziją, kad tapote poetu, kad pradėjote rašyti poeziją ir... Nežinau, čia yra toksai tas vadinamas reguliarus klausimas, kuris visada beveik kiekvienam yra užduodamas. Ir yra nusistovėję standartai, kad aiškinama, taip, tenai. Kai aš mokiausi vidurinėje mokykloje, tai mums vis kaldavo, kad Puškinas pradėjo rašyti todėl, kad auklė tenai jam kažkokias liaudės dainas dainuodavo ar kažką panašaus. Tai mes visi vaikai turėjom atsakyti, kad taip, seneliai ar auklė tenai suveikė ar kas nors panašaus. Aš manau, kad tų impulsų yra žymiai daugiau ir jie žymiai įvairesni.
Nu, aš tą Ariogalos rajoninę biblioteką paminėjau todėl, kad tiesiog aš vaikystės prisiminimai yra ryškiausi. Taip. Ir man kažkaip visą laiką, kai aš prisimenu vaikystę, tai aš visą save prisimenu toj Ariogaloj, toj rajoniniai bibliotekėliai, ten tokiam medinėme namelėje, centre Ariogalos, tuometinėje Melnikaitės gatvėje. Jo, ir aš tenai rausdavausi tarp tų knygų ir man būdavo labai įdomu. Bet tai jeigu iš tikrųjų, tai, nu čia standartinis atsakymas, atminty man vėlgi labiausiai atsimenu tokį ryšį, kurį galima sekti per mano senelę Binkulienę, kurį tais sovietiniais laikais, nu kur ten sovietiniais, dar stalininiais laikais, dar Stalinas buvo gyvas. Mintinai jinai mokėjo, nes knygose nebuvo, tokių nebuvo, Maironio daugybė eilėraščių, kažką iš Baranausko dar atsimenu mintinai deklamuodavo. Ir man labai vaikui, dar aš į mokyklą dar nejau, 4 ar 5 metų man taip įstrigo atmintyje, kad aš iki šiol atsimenu. Nu, tai labai tokia, sakyčiau, buvo man vaikystėje tokia šviesi asmenybė. Ta senelė, jinai, kiek žinau, iš Žiežmarių kažkokių tenai nuskurdusių bajorėlių, šlektelių, šeimos kilusiai ištekėjo už paprasto tokio girtuoklio Binkulio ir labai sunkiai su juo gyveno, bet man atminty tai jinai labai šviesi. Na gerai, va tokie prisiminimai, o gal prisimenat, kada pradėjot rašyti? Kai išmokau rašyti, tai ir pradėjau rašyti. Eilėraščius. Ne eilėraščius. Ne, bet aš eilėraščius, kada tą poeziją? Eilėraščius. Tai kai pirmą kartą įsimylėjau, 5 klasėje, atsimenu labai gerai. 5 klasėje. Nes jūsų pirma knyga. Didelė meilė ir eilėraščiai paplūdo. Jūsų pirmas poezijos rinkinys tai 76 pasirodė. Jo. Čia lygiai prieš praktiškai 50 metų. Taip, akurat. Pusę amžiaus. Pusę amžiaus. Va, ir minėjau, kad rinkinį... Ne, gal prieš tai, Almi, paskaitykite ką nors, nes aš čia žmonėms skaičiau, tai norisi, kad ir poetas paskaitytų iš savo knygos. Tai aš pradžiai va tokį apšilimui, va tokį trankesnį noriu tekstą, kad supurtyčiau auditoriją. Čia yra iš ciklo skirto Pauliui Celanui, vienas iš mano, galima sakyti, mokytojų. Ir yra toks garsus jo eilėraštis Uostas. Tai šito uosto motyvais čia nėra vertimas, bet improvizacija, tokias džiazavimas to eilėraščio motyvais. Gerk, gargaliuodami ten, kur ertmės dokų, už plūdurų išvers pilvių, iš anapus, tuštėjant buteliui, visai kaip tuomet bendrabučius. Nagi buvo laikai, kur, kada švartuojasi tankeriai, švytur puslitrio link, ten pro properšas, šviesos signalinės baržos, lynai ištempti vilkikų, dangui žvaigždžių knaipės. Ir tegulas šniūrais ten link kranų svirtim sukantis, pasaulitris puspilnis, meni kurvos Hamburgo ir tos dainos žemsiurbės, kaip beržai gimtinės, dainavau tuomet armaliuodamas, vemdamas. Gerk, neišvengiamos nei pabaiga butelio, astralinės fleitos keltų ir konteinerių lėkštės, žalvaris viens į kitą krantinę pribloškiant. Ir kada, ir kur, iš anapus, šiapus ir skersai gerklės, kai mes skriejom naktnogiai ir dainavom siurpčiodami iš anapus pasaulio, šalia nebuvimo ir buja ant inkaro svirduliuodama, kur, kada. Tai čia pradžiai. Ne, tai dar paskaitykit. Dar? Aišku. Na.
Taigi poezija, ką čia klausinė, aš galiu. Gal jau, klausinėt? sakys, užtenka tokių? Ne. Nebereikia. Tikrai ne. Nebereikia. Tai ką nors švelnesnio tada surasiu. 5 klasės. Prašau? 5 klasės. Ai, yra ir tokių, jo. Gerai, tai pradžiai paieškosiu 5 klasės maždaug. Ne, iš tų laikų eilėraščių nėra, bet va maždaug tokia pačia labai paprasta poetika parašytų. Nu čia imituojant tuos japonų haiku. Nu, pagal jo japonų stilistiką pirmas ciklas skirtas yra tokiai stilistikai. Susigėrė ūkai į popierių, taku, tarpu uolų išeina, meistras vų į kalną, pakibusi virš bangų. Be debesų horizontas ir dvelkia, kiek užmatai, sakais pušų išlinkusių, lygi juodų šaknų. Kaip kviečia aukštyn takelis, kokia atvira erdvė, meistras vų nesugrįžo paveikslo pasirašyti. Na, iš to pačio tikslo dar vieną. Neišmokau aš kaligrafijos imperatoriaus raštinėse. Žagarų, kai šaltą atneždavau į lūšnelę ant pačio skardžio. Paskutinis raudonas lapas, prie juodos šakos prikabintas. Toksai buvo meistro vų gyvenimas. Ką daugiau galiu pasakyti. Visus teptukus išploviau. Stalas nušveistas, karo laukas. Ir įskleistam ritiny pakėlė nagą drakonas, kokį jau kartą mačiau. Žarijų grendimas žerplėjo, sklaidės patamsi plykstelėdami netvarus valkus pavydalai. Ir jos sparnai sušvilavo, liepsnai šovus tarsi netyčia, kai aš, dar mažas, laukiau, nepamenu ko, trobeliai. Tai čia iš to ciklo, kur tokia japoniška stilistika. Taip, bet pastebėjot. Apie meistravų. Taip, bet pastebėjot, ir poetas, sakykime, balsų skaito ir jaučiasi ritmika. Poezijai, kas iš esmės vienas iš kertinių akmenų yra ritmas. Be ritmo tai ne poezija. Aš siūlau šiandien ateiti 3 valandą, paklausyti jaunimų ir pamatysit skirtumą. Akivaizdžiai pamatysit skirtumą. Dar noriu pasakyti, kad pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, už poeziją skiriamos premijos, bent jau aš laikau, yra 2 svarbiausios, tai yra poezijos pavasario laurai. Ir greitai jau prasidės poezijos pavasaris ir Jotvingių premija. Ir Almis abi šitas premijas yra gavęs. Ir vėlgi, visi klausinėja turbūt, bet aš vis tiek paklausiu. Ar jums kaip poetui premijos svarbios? Kaip nekeista turiu atsakyti, kad viena man buvo labai svarbi, tai ta, kurie vadinate poezijos pavasario. Jinai tuomet vadinosi Maironio premija. Ir vien šitas vardas man labai svarbus. Maironis yra pagrindas dabartinės lietuvių poezijos. Neperžengiamas slenkstis. Aš manau, kad Maironio vardo premiją gauti, tai man buvo didelė garbė. Bet tai yra tik todėl, kad Maironio, sakykime, suprantu. Todėl, kad Maironio. Nes būna, žinote, žmonės pasisako, ir finansiškai svarbu ir panašiai. Taip pat jūs be autorinės poezijos juk ir verčiate poeziją. Ir čia sakau, yra 6 autoriai išversti. Ir aš taip irgi mąsčiau ir galvojau, ar poeziją versti gali visi.
kurie supranta tą kalbą, ar vis dėlto užsienio poetą gali versti tik talentingas poetas? Nu, čia pageidautinas atvejis, taip. Nu, kad ne visi tikrai, aš esu tikras, kad ne visi gali versti. Visų pirma, turi versti bent tas, kuris pats rašo gerą poeziją. Jeigu jisai imasi versti gerą poeziją, nu, tai jo irgi turi būti netoli to bent standarto. Aš taip įsivaizduoju. Nu, bet čia vėl dabar yra vėl visokių vertimo variantų. Štai aš ką tik tai minėjau apie tas haiku antologijas. Nu, ten iš tikrųjų tie vertimai yra, didelė dalimi yra pažodiniai. Taip. Ir jeigu yra ta ritmika sustyguota, nebūtinai, kad ten, tarkim, 17 skiemenų būtų ir kad būtų trieilis. Aš va čia, kur iš to ciklo skaičiau eilėraščius, tai jie čia irgi nėra haiku stilistika parašyti tiksliai. Bet stengiausi tos japoniškos poezijos, nu tą ritmiką, dvasią kažkaip pakartoti. Kiek man pavyko, nežinau, bet tai lygiai taip pat bet kuriems vertimams, manau, tas yra taikytina. Bet va, jūs sakot, stengiatės pagauti, pavyzdžiui, rytietišką tą dvasią ir vėlgi galvoju, pavyzdžiui, verčiant kažką, tai nėra pavojaus patekti jo įtakos kažkokį lauką ir po to rašyti jo autorinę poeziją, panašiai kaip tas autorius, kurį neseniai vertei. Nu tai taip. Tai kaip tada iš to... Kiekvienam rašančiam ar prozą, ar poeziją rašančiam, aišku, yra didelio autoriteto poveikio pavojus, be abejo. Tai čia akivaizdu. Bet iš to reikia vaduotis turbūt, nes... Nu, jeigu nesivaizduosim, tai bus tik tai pamėgdžiojimas ar antrinė produkcija, kuri jau niekam iš esmės nebeįdomi. Nu, galimas variantas. Stilizacija, pastišas, perkūrimas, ironiška tonacija. Jeigu to autoriaus tekstas super rimtas, padarai iš to travestį, kažkokią komediją. Nu, čia galimas irgi variantas. Diskusija, paneigiant tą tekstą. Aš manau, čia gali būti labai kūrybingi atvejai. Daugybė tokių atvejų. Aš šitokiais bendrais bruožais tik tai taip maždaug sakau. Aš gal ką nors galiu paskaityti iš vertimų jūsų ar jūs pats? Prašau, prašau. Va, Fiodoro Tiučevo aš paskaitysiu eilėraštį. Man jis gražus. Sėdėjo ant grindų menu, krūvon laiškų akis nuleidus, lyg vėsia šūsnį pelenų, jie žarstė rankomis ir sklaidė, kilojo gelstančius lapus ir taip keistai į juos žiūrėjo, kaip sielos žvelgia į kapus, kur kūnai jų jau sudulėjo. O kiek gyvybės būta čia, jau nugyventos, iššvaistytos, greta ir meilė, ir kančia, minutės džiaugsmo nužudytos. Stovėjau aš tylus šalia, ant kelių pulti pasiruošęs ir apėmė baisi gėla, matau šešėlį mylimosios. Nežinau, man iš vis rimuota poezija, tai kažkas tokio. Tai va, čia vertimas Fiodoro Tiučevo. Šiaip Venclova, iš tikrųjų, jeigu skaitai Venclovos vertimus, tai jis būtinai įdės ir savo kokį 1, 2, 3 eilėraščius į knygą vertimų. Čia toks šiek tiek atvirkščias variantas, čia yra kaip ir visa poezijos autorinė knyga ir tiesiog yra šiek tiek vertimų. Tai iš kur tas toks noras ar sumaišyti viską į vieną knygą? Noras yra labai ūkiškas, labai praktiškas. Galimas daiktas, kad čia paskutinė mano knyga, o tie eilėraščiai vertimai mano galva yra pavykę. Atskira knyga, aš jų išleisti negalėjau, kas leis tos kelis eilėraščius. Atskira knygutė. Tai įjungiau šitą savo autorinę knygelę. Nu, vertimai yra taipogi autorinis darbas, aš manau. Autorinis darbas, na bet
Nu, iš O tikrųjų, ypač poezijos vertimai, taip. paskaitykit dar ką nors savo. Čia dabar irgi jau į kitokią tonaciją truputėlį. Liepa, tai yra liepos medis turimas omeny. Neatsakys, kad ir kiek beklaustum, kaip tada, kai bėgte dar vaikas, į tave sušlamėsiu kvapas, o paskui atminty gal tik ir paveikslas. Lyg akių apsiklėtus žiedų migla, ilgais vakarais nebegalinti vietoj rimti, nuplasnotus karom ir jau niekad atgal nesugrįžtų, nebent numirti. Visos vasaros, visi debesys, kur prabėgo į dangų žiūrint, o tu stovi ir, kaip tada, bėgte į tave, iš toli pažinus. Labai norisi paploti, bet aš žinau, kad poetai sako, kad ar galima po kiekvieną išploti, ar ne? Ar kai norisi, tai reikia? Galima. Galima. Ne, šiaip nu galima, bet tai gali, ne, bet gali išlepinti po to labai poetą iš tikrųjų. Jeigu jam, ypač jeigu dalyvauja būrys poetų, sakykime, kokiam vakare, ne, nesgi būna iš tikrųjų vienam ploja po kiekvieno, o kitam tik gale paploja. Tai žinai, tas, kur po kiekvieno gavo plojimų, po to gali šiek tiek tą nosį užriesti ir galvoti, kad aš čia geresnis negu tu, nors nereikia iš tikrųjų konkuruoti su kitais, reikia konkuruoti visada su savim. Bet ta tyla gali daug daugiau pasakyti. Nu, gali daug ką pasakyti. Čia aš dar noriu, kadangi apie tą liepos medį dar yra ir antras tekstas. Čia tarsi toks dialogas pirmo teksto ir antro teksto. Liepos medis rugpjūčio pabaigoje. Saulei kudlota, tačiau vėjos jau nestragi, nors viršuj virpuliukai dar laigo. Atminty kupėjimos vaigulys ir žiedų nukritusių pagirios. Visos vasaros, kur prabėgo vietoje bėgant, sugrįžimai savęs nerandant pagairėse, ištekėjus, kupli ir kaitroj, tylos perteklium vangiai varvanti. Ne tik žodžiai kaupia esmę ir sunki, ne tik metai rėvės po žievę išguldantis, yra dar kas auga, groja ir sunkėsi syvais, šlama savom sekundėmis, savo dermėm, mūsų dermių nepaisimu, priminimu, žiūrėk, yra kas kitaip, bet būna, kas yra ir be mūsų nematančiųjų. Nu, Tai čia tas antras tekstas. Dar gal ką nors turiu dar. Nu, dabar reikia ką nors paįvairinti linksmesnio, aš matau, laikas. Yra čia vienas toks skyrius, ir tai man jį reikia surasti, kuris pasislėpė nuo manęs. Taip. Jau skyrių suradau. Gerai, tai gal iš to skyriaus irgi porą tekstų, kad suprastumėt, kuo jisai skiriasi nuo kitų skyrių. Saldu be proto yra nesugrįžti, kai natas išdėliotas, fuga išblaško, medžių kadruotė kartojas kadrilį ir įspūdžių properšas užtepa vaškas. Paskubom repetuoja pakvaišęs maestro, jam tik duok pasireikšti ir saugokis, ties pragaro prieangių nesustos ir fieston sukvies pakaroklius ir padugnes. Nesugrįžti, nepasikartoti kitų įsimintuose griaučiuose, tuštumoj tarp minčių gyvenimas pralekia, upių lieka ten senvagės, griovos lieka išgraužtos.
Raudokite triūbos, antrinkite kankliai. Ašai išeinu ir jau niekad nelaukit. Be proto smagu yra nesugrįžti, kai natas sudėliotas, fuga išblaško. Ir iš to ciklo dar vienas. Lengvas klajoklis erdvėj nenuspėjamoj. Praeinu ir nelaukit, pakartot nesugrįšiu. Kaip iš Ponto Ovidijus laišką rašydamas, taip ir aš nebilus tolimoj provincijoj. Nes nėra čia mūzų, veidrodį apmusijus, nusmurgus vienatvė, perdėm dantis rodo. Pakilu ir sklendžiu, atsiplėšęs nuo pokylio eilinių draugų ir nuo Romos eilinių legionierių, kuriems ne mano elegijų, ne manęs paties nereik. Gal tik vyno ąsočiai jos šiek tiek įkvepia, bet ir tai baigėsi, laukia pagirios. Tad girių materija, o Lukrecijau, įtvirta atrama tame, ką laikom gyvenimu. Bet nelauk, pakilau ir sklendžiu įsikandęs lyrą ar kažką, ko laikaus šiam pasaulį, pilname dievų. Perduokit Cezariui, kad sunku buvo man tolimoj provincijoj. Aš tokiais bendrais klausimais šiandien, nes tikrai apie knygą, taip konkrečiai kalbėti, turbūt ne vieną kartą reikia skaityti bet ko aš dar norėjau paklausti. Pirma knyga išėjo prieš 50 metų, 50 metų kūrybos. Ar įmanoma po tiek laiko kūrybos dar save kažkaip nustebinti? Kaip nekeista, taip. Taip. Trumpas atsakymas. O jeigu jį išplėtoti, tai žmogaus gyvenimas iš esmės yra nenuspėjamas. Yra daugybė nenuspėjimų dalykų ir kiekvieno eilinio žmogaus gyvenime. Čia ne tik rašančiam, o rašančiam ypač, jeigu ypač dar turi vaizduotės šiek tiek, ne vien tik tai televizorium gyveni. O dar kitas dalykas, aš nežinau, turbūt taip pat daugeliu, kiek žinau, rašančių žmonių, tai daugeliu taip. Tai yra sapnai. Čia tokia materija, kur duoda medžiagos, Dieve mano, tik tai tu spėk rašyti, kai tau mūza naktį 2 valandą prikelia ir padiktuoja. Bet dažniausiai apsiverti ant kito šono ir sakai, parašysiu rytą, o rytą nebeatsimeni. Iš to, iš tų nuotrupų, kas liko, tokios knygelės ir susideda. Yra poetų, kurie atminti viską parašo ir nepamiršta, nesakysiu kas, bet aš dar kaip jaunesnis irgi rašantis žmogus ir čia asmeniškai turbūt man klausimas būtų, ar jūsų gyvenime, pavyzdžiui, yra nutikę taip, kad ar esate išgyvenęs tokių nerašymo periodų, tokių krizių nerašymo? Tai žinoma, kaip kiekvienas žmogus. Ir ar jos praeina natūraliai, ar reikia kažkokį tai žengti žingsnį, kad praeitų? Taip, su tuo žingsniu čia tos problemos ir prasideda, kad ne visada gali tą žingsnį žengti, kartais gali tik tai žingsnelį, o to žingsnelio nepakanka, pasirodo. Reikia laukti vėl kito etapo. Čia aš manau, kad irgi be galo individualu, bet tai yra labai taip pat, kaip sakoma, kaip Nyčė sako, žmogiška, superžmogiška. Tai visiems panašus dalykai vyksta, aš manau, tik tai gal ne vien tik rašymo sferoje, bet įvairiose kitose gyvenimo srityse. Tai gyveni ir nori tiesiog sužinoti, kaip čia gal tau čia, gal tu čia vienas toks. Tikrai ne vienas, galiu garantuoti. Savo galvą. Tai gerai, o sutinkate, sakykime, irgi esu girdėjęs tokią mintį, kad kiekvienas poetas per visą savo kūrybinį gyvenimą rašo vieną ir tą patį eilėraštį
tik skirtingas jo variacijas. Ar būtų teisinga taip sakyti? Nu, aš nesu toks išminčius, kad tikrai galėčiau 100% atsakyti taip ar ne. Man atrodo, kad kai kuriais atvejais taip, ir tai liečia ne tik poeziją, bet ir prozą. Nu, bet kai kuriais atvejais rašytojai, rašantis ar prozą, ar eiliuotus tekstus savo gyvenime padaro įvairiausių zigzagų. Taip. Yra ir tokių atvejų, taip kad vėl žmogus to ir įdomus, kad jisai nenuspėjamas. Jei jis būtų nuspėjamas, tai ir grožinės literatūros nebūtų. Arba meno apskritai. Taip. Su ta proza, vėlgi, jūs esate gavęs už šaunio kareivio Šveiko nuotykius pasaulinėme kare irgi garbinga vertėjo premija. Vertėjo krėslas vadinasi, ar kažkaip panašiai taip. Ką lengviau versti? Poeziją ar prozą? Tai akivaizdu, kad proza. Savame suprantama, nes proza taigi turi perkurti. Iš eilėraščio svetimą kalbą padaryti eilėraštį savąją kalbą. Čia bendraautorius, dėl to aš ir sakau, kad tai vertėjas poezijos yra bendraautorius. O proza tai didelė dalimi yra amatas. Taip. Iš tikrųjų, prozos vertimas, aš esu įtikinęs iš savo praktikos ir iš kitų, kiek žinau, tai yra amatas. Vieni žmonės turi tą gyslelę, kad gali taip lengvai pasitaikinti prie to teksto. Ir laisvai einasi jiems vertimas kitiems. Arba tas autorius netinka, prie kito autorius gali prisiderinti. Bet iš esmės randi tą gaidą. Ją turint patirties nesunku atrasti, to prozos teksto gaidą. Taipogi. Kur ir sakinių ritmas taipogi yra labai svarbus, be abejo. Ir apčiuopi tą ritmą ir toliau jau juodas darbas, kaip arklys dirbi kasdien. Kol knyga išversta tampa. Rašyti prozą, autorinę prozą irgi lengviau turbūt. Kajokas yra minėjęs, kad poeziją galima rašyti iki 40 metų, tai praktiškai jau net ir aš rašyti negalėčiau. O ir pats beje Kajokas ir į prozą po to pasinėrė. Tai, gal jūs norite ko nors paklausti poeto? Turite kokių klausimų? Atsiprašau, dar aš noriu pabaigai, kaip matau, čia dar vieną noriu paskaityti. Čia buvo japoniška stilistika, bet dar pabaigai tokia šventiška tekstą. Pagal kinų klasikinę poeziją maždaug. Tas tekstas ir vadinasi Maža šventė. Lipo ima butelį ir išeina švęsti. Šviečia mėnulis, Lipo geria ir šoka. Gera visiems trims, laimiai mėnulis negeria, o šešėlis niekad nejaučia troškulio. Lipo dainuoja, o mėnulis tuo tarpu klausosi. Lipo šoka ir šešėlis šoka kartu. Šventei baigiantis įsivaikšto visi kas savo, o Lipo pasisekė. Grįžtant namo, mėnuo ir šešėlis eina su juo. Ką nors. Iš šitos knygos, koks mėgstamiausias jūsų, jum pačiam, iš šitos knygos, ką pasirinktumėt, priskirtumėt jūsų mėgstamiausiam eilėraščiui? Atskiram eilėraščiui ne, bet yra skyrius būti, čia yra mano toks paskutinis parašytas ir paprastai paskutiniai tekstai yra mėgiamiausi, mylimiausi. Taip, skyrius būti šitoje knygoje. O man iškilo klausimas. Jūs sakėt, pradėjote pirmą eilėraštį parašėt, kai įsimylėjot. O dabar haiku stiliuje gal jūs Japonai įsimylėjot? Labai, netyčia labai pataikėte. Ne ta prasme, kurie jūs pateikėt klausimą, bet šiuo metu Japonijoje gyvena 4 mergaitės, kurias aš laikau savo anūkėmis. Pagal visus Lietuvos įstatymus jos nėra mano anūkės, bet aš jas auginau nuo mažens ir dabar jos visos 4 gyvena Japonijoje. Už mėnesio jau maždaug jos visos 4 grįš. Labai laukiu.
Mums perskaitė eilėraštį prieš, jūs dar neatėjote. Aš savo mėgstamiausią, aš galiu pasakyti, kuris man labiausiai šioje knygoje patiko, tai Labai stiprus, prisiminiau savo mamą, vos neapsiverkiau. tai yra, Mane 3 kilometrus po apendicito rogėmis vežė namo. Tai labai palaikė. Aš nematau. Labai stiprus. vežimėlis. Vežimėlį. Taip. Ačiū. Nu čia irgi yra iš esmės improvizacija japoniško teksto pagal japonišką tekstą. Dabartinio japonų autoriaus. Beje, 2009 metais poetiniam druskininkui, gal ir ne 9, bet, sakykime 9, gal 10, buvo poetinis druskininkų ruduo ir ten būtent tie metai buvo skirti haiku. Tai aš ten pirmą kartą sužinojau, nes iš tikrųjų niekad nežinojau, gal ir pasakysiu, jūs nežinot, haiku dažniausiai autoriai skaito 2 kartus. Perskaito, pauzę ir vėl tą patį perskaito. Nes, žinai, kai to nežinai, galvoju, kas čia dabar. Tai va, haiku yra skaitomas 2 kartus. Taip, dėl to, kad yra daugia prasmiai tekstai. Ir vieno karto klausytojas pagauna vieną prasmę, kitų atveju pagauna kitą prasmę. Ir gaunasi tokia stereo garsas. Puiku. Taip, nors sakau, į haiku tai vėlgi 17 hieroglifų, tai bet hieroglifai, tai žinot, Japonijoje prasme jie gali turėti labai. Pas mus neprilygsta skiemuo hieroglifui turbūt ir laikytis to 17 skiemenų, 5-7-5 principų, tai nemanau, kad labai jau tikslinga yra. Nors kai kurie labai jau taip laikosi labai jau to tikslumo, jau to tokio. Tai Jeigu dar patikslinti tiksliau, tai Japonijoje yra 4 abėcėlės, kiek žinau. Ir hieroglifų irgi yra bent jau porą, tai tikrai abėcėlių hieroglifais. Ir nebūtinai, kad hieroglifas reiškia skiemenį. Bent jau vienoje iš tikrųjų, tai žinau, kad ne. Vienoje iš tų rašybos sistemų, kurią vadino abėcėlė. O šiuo metu Japonijoje galioja 4 abėcėlės. Mano anūkės man pasakojo parvažiavusios, kurios eina tenai į mokyklą ir joms reikia ir japonų kalbą mokytis. Tai va, O dar sakėte, kad norėtumėt spėti perskaityti, tai aš įtariu, kad dar linkiu jums labai daug tų lentynų perskaityti. O gal galite vardinti, ką svajojate perskaityti artimiausiu metu? Gal net mūsų užkabinsite? Ką aš svajoju perskaityti, tai tikrai nieko neužkabinsiu, nes aš dar pasinešiau truputėlį į 19 amžių ir norėčiau kažkokį tekstą parašyti apie 19 amžių. Vienas iš tų impulsų yra tai, kad šiemet yra Valančiaus metai paskelbti, o aš vaikystę praleidęs Žemaitijoje turiu didelius sentimentus būtent Valančiui ir Simonui Daukantui. Ir kažką rankioju, skaitinėju iš 19 amžiaus šitų 2 autorių tekstus, bet ir istorikų tekstus. Pavyzdžiui, Vinsas Rumpa, toks Amerikos lietuvis, yra labai gera 19 amžiaus istorija, tokia trumputė parašęs, kurį didžiulis apsileidimas. Amerikoje įspausdinta lietuviškai, o Lietuvoje nepasirodė. Nežinau. Tai svajonės planai mano iš šito teksto. O iš perskaitimų, tai didžiulį įspūdį man paliko ir labai visiems rekomenduoju, nors gal ne visiems, aišku, čia skonio dalykas. Yra toksai Harry Mulisch, lietuviškai yra jo knyga, vienintelė išversta iš olandų kalbos, Dangaus atradimas. Tai man pačiam ta knyga buvo didelis atradimas, aš prieš daug metų, ją gyvendamas Čekijoje, perskaičiau čekiškai. Man taip patiko, kad aš parvažiavęs į Lietuvą rekomendavau Alma Litera leidyklą išleisti
išvertus. Ta leidykla išleido tą knygą ir aš perskaičiau dar lietuvišką vertimą, tikrai labai geras vertimas. Tai visiems labai rekomenduoju, bent jau man tai iš kelių, gal iš kokių 10 paskutinių metų atrodo geriausia prozos knyga, kokią esu skaitęs. Ačiū už rekomendaciją, ačiū. Ar yra biblioteka? Turėtų būti. Alma Litera, jinai nemažų tiražų išleido. Nėra leidyklos pas mus šiandien atvažiavo. Literos nėra. Ai. Tai gal dar pabaigai kokį eilėraštį ir... Pabaigai, gerai. Tai tokie atsisveikinimai irgi iš to savo ciklo būti. Aha, čia jau toks tikrai finalinis, pagal nuotaiką turiu omeny. Paklausiu patikėjai, aš jos, kada ateisi. Ir patikiu, kad ten kažkur toli visi jie laukia, tie, kuriuos mylėjau. Suklusę laukia, ką jį atsakys. Ir jam kertu, kad ten dantų nerodytų. Ir tam kitam, iš sapno gilumų išnirusiam, užčiaupiu ryklę, posakiu stipriu, iš pirmojo sėkmingai pasiskolintų. Ir dar nesyk dar klausiu, to ano, dvejoti ir abejoti linkęs, jokio tikrumo niekad nepasiekdamas, ir praviras lyg daržinė tuščia. Ir tik tai tuo stiprus, kad nesiliaudamas silpnybei savo, aš vis dar klausiu, ieškau, nežinau. Ačiū. Tai ką, jeigu viskas neturit klausimų, tai... O knyga būtinai irgi yra atvažiavusios Slinkčių leidykla. Yra Almio knyga, nusipirkite, o jeigu paieškokit bibliotekui, irgi turim, tai paskaitykit. Bet skaitykit, sakau, rekomenduoju, skaitykit. Šiaip poeziją reikia skaityti užsidarius vienam kažkur, be jokio pašalinio triukšmo, jokios foninės muzikos. Tiesiog poezija ir tu. Viskas. Ačiū Almi jums. Dėkui pačiam.